pacientų gerą pripratimą prie gydymo būtent nuolatinio teigiamo slėgio aparatais lemia labai daug kas. Pirmiausia, tai turi būti tinkama pradžia gydymo. Labai yra rekomenduojama, kad nuo diagnostinio tyrimo iki gydymo pradžios būtų kuo trumpesnis laikas. Vėliau, kad pacientas suprastų, kodėl jam skiriamas tas gydymas ir kaip tas gydymas įtakos jo sveikatą. Kas vyks? Nuolatinį teigiamą slėgį pacientas, kai gauna pirmą gūsį, jį gali tiesiog išgąsdinti. Tinkamas kaukės parinkimas yra be galo svarbus. Jeigu kaukė netinkama, tai gali būti vienintelis veiksnys, dėl ko pacientas nebesigydo. Vėliau priežiūra paciento turi būti pastovi priežiūra, kaip ir visų lėtinių ligų. Jeigu paciento būklė keičiasi, turi būti koreguojami gydymo parametrai, turi būti pritaikomi nauji dalykai. Yra begalė kitų ligų ar būklių, kurios keičia paciento būklę ir tas irgi lemia jo savijautą. Taip kad čia lėtiniai ligoniai, su kuriais tenka draugauti visą gyvenimą.